Sveiki, aš esu Andrius Užkalnis ir su manim yra Tadas Karosas, verslininkas ir Čili įkūrėjas. Ir aš nesakau šiandien, kad aš tau uždavinėsiu nepatogius klausimus, todėl kad man geriausia, kai žmogui klausimai yra patogus ir malonus atsakyti, nes tada žmogus atsako pačius įdomiausius dalykus. Kokie tau neįdomiausi klausimai ar patys labiausiai tave sugluminantis yra, į kuriuos tu tiesiog nežinai, ką sakyti? Galbūt, kai eina kalba apie asmeninį gyvenimą, man kažkaip atrodo, kad, kai pasakoju apie asmeninį gyvenimą, visada pasakoju ir apie kitus žmonės. Tai, ta vieta subtili ir tada prasideda, kad pradedi galvoti, o ką čia galima sakyti, ko negalima sakyti, ir tas atsakymas tada gaunasi tiesiog sudėtingas. Nes apie save kalbėti nesunku, bet apie kitus visą laiką reikia galvoti, nes tu eini į kažkokią tai kitą, eini į kitą teritoriją. Man, pasirodo toks dalykas, kad žmonės labai dažnai uždavinėja klausimus, kai kalba su žmonėm, kuriuos jie mato kaip verslininkus, kaip sėkmingesnius už save, kaip turtingesnius už save. Tai visą laiką yra klausimai apie pinigus ir klausimai apie tai, kiek gana, kiek negana ir panašiai. Ir aš prieš pat mūsų interviu išgirdau tokią labai įdomią mintį, kurią norėjau iš karto tau mesti. Aš su niekuo dar jos neaptariu. Žmonės, kai klausia, kaip tapti milijonierium arba rasti turtus arba būti finansiškai sėkmingu, dažniausiai, kai jiem užduoda antrą klausimą, pasirodo, kad jie nelabai žinojo, ko klausia. Nes klausia, ko tu nori. Ar tu nori iš tikrųjų tų pinigų sąskaitoje, kad tu atsidarai sąskaitą ir matai, kad ten yra tam tikras skaičius, ar tu nori gyventi kaip kažkas tai. Keliauti, ar ten namas, ar drabužiai, ar automobilis ir kitokie dalykai. Ir žmonės dažniausiai taip pasimeta, paskui truputį pagalvoja ir sako, ne, aš šiaip, tas skaičius tai ten nesvarbu. Man svarbus tie dalykai, aš noriu taip jaustis ir aš noriu, kad mane kažkokiu atitinkamu būdu matytų. Ir atrodo, kad žmonės nori vieno, o vadina šitą dalyką kitaip. Nes iš tikrųjų sąskaitoje pasiekti tam tikros skaičiaus nėra taip jau labai sunku, jeigu tai yra tavo tikslas. Ar aš teisus? Kaip tau atrodo? Tu teisus. Ir esmė turbūt, kad per tas psichologijas, kurias aš mokiausi ir per patirtis, per kurias keliavau, tai matosi, kad kaip būtų kiekvienas žmogus visų pirma nori būti įvertintas. Įvertintas ir jaustis reikalingų, vertingų, naudingų, tas taip jau sudėtas tas žmogus. Tai čia jeigu eiti per teorijas, o jeigu eiti per pinigų prizmę, tai esmė juk tie pinigai, tai yra tas universalus matavimo vienetas, per kurį tu gali įsivertinti. Ir jeigu įsidėjai tikslą kaip pinigus, tai taip, tai tada tie pinigai, kuo tu daugiau jų turi, tuo tu labiau save vertini. Ir iš kitos pusės, jeigu turi kitus tikslus, ne kaip pinigai, tai savaime gaunasi tada, kad tie pinigai nėra tokie svarbus, ir automatiškai jų mažėja. Kai žmogui pasakai, kad pinigai netokie svarbus ir kai paklausi, kokių kitų tikslų tu turi, norų. Nes dažniausiai yra toks dalykas, mes labai dažnai kalbam apie tikslus kaip kilnų dalyką. Koks tavo gyvenimo tikslas, ko tu nori pasiekti, kuo tu nori būti naudingas tėvynei ir panašiai.
Bet apie norus mes nenoriai šnekam ir čia, man atrodo, ateina iš mūsų vaikystės. Tai kad noras atrodo kaip toks purvinas dalykas. Žinai, kaip sakydavo, panorėk ir praeis. Arba norėti nedraudžiama, arba dar kitokius dalykus. Bet iš tikrųjų norai yra svarbiausi juk dalykai. Noras tai ir yra tas motivatorius. Bet žmonės dažnai tiksliai nežino, ko nori, jie neužduoda gero klausimo, o duoda ir tada nesulaukia atsakymo, kuris juos tenkintų. Na taip. Taip, tai aš irgi šitoje vietoje sutinku ir galiu tik papildyti tave, kad, na, turbūt ir tai ateina iš ten, kad mūsų visuomenė taip sudėliota. Tai gavosi, na, vadinkime, aš einu per savo prizmę. Tai gavosi taip, kad manęs nemokino žinoti, ką noriu. Mane mokino nuo pat mažų dienų daryti kaip reikia. Na, nes, na, tai buvo sudėliota ta visuomenės santvarka. Iš principo mes ėjom per tai, kad pradedant nuo tėvų, paskui mokytojai, paskui dėstytojai, paskui jau, vadinkim, tas darbe viršininkas, bosas, vis tik tai žmonėms pasakydavo, ką reikia daryti. Ir apie tai, nu, ką nori, tai mes tiesiog nežinojom, kaip mąstyti. Tai čia aš einu per savo prizmę ir esu pagavęs tai, kad kai įsikirtau į tai, na, tai tada bandžiau suprasti, ką ašgi noriu. Ir tai buvo pakankamai sudėtinga. Kodėl sudėtinga, kaip to atrodo? Todėl, kad nemoku. Dėl auklėjimo? Dėl vaikystės, mokyklos? Dėl to auklėjimo, aš manau. Tiesiog juk, kai mes mokomės, nu, tai, jeigu tai paprastai imti, tai pas mus susikuria tie neuronai, ar ne? Nu, ta prasme. Naujos neuronų jungtis formuojasi. Naujos neuronų jungtis. Esmė, jeigu tu neturi neurono jungties noriu, nu, tai tau reikia jį išsiugdyti. Esmė, tada veikia reikia jungtis. Na ir viskas. O įmanoma išsiugdyti? O kaip? Tiesiog. Žiūrėk, ateina pas tave žmogus, ne aš, nes man atrodo, kad aš žinau, ko aš noriu, bet ateina kitas žmogus ir sako, Tadai, aš suprantu, ką tu sakai, aš visą gyvenimą gyvenau, man sakydavo, kaip reikia, man sakydavo, ką aš turiu ar privalau. Bet aš pagalvojau, kad aš pats tai ir nelabai žinau, ko aš noriu, nuo ko man pradėti. Nu va, tai mes ir prieinam prie to, kad mokykis suprasti, ką nori. Va. O tai nėra paprasta padaryti. Na, vėlgi, atsiminkim, kaip mes mokėmės ir imkim paprastą pavyzdį. Tai kai mums reikėjo pirmą raidę rašyti, pirmą žodį parašyti, na, tai buvo nelengva ir dabar, nu, turbūt pats atsimeni, taip. Ir va, tu esi geras rašytojas, tai pats supranti per tą, nu, vadinkim, per rašymo prizmę gali suvokti, ant kiek platus tobulėjimo kelias ir nuo ko jisai prasideda. Va, tai lygiai taip pat ir su noru. Nu, jeigu aš nemokėjau mąstyti apie norą, tai ir nėra jo. Tai tada po truputį, pirmą raidę, pirmą žodį, pirmą sakinį ir taip toliau. Tinka imti ir bandyti ir žiūrėti mano ar ne mano. Mano ar ne mano kas? Dalykai gyvenime. Kas man patinka ar nepatinka. Pavyzdžiui, žmogus, tarkim, nekeliavo niekur. Ir jisai sako, aš nemėgstu keliauti, bet aš iš tikrųjų nežinau, kad aš nemėgstu keliauti, nes aš niekada ypatingai nebandžiau. Gal jam reikėtų pabandyti nuo pirmos kelionės, lygiai taip pat ten su kokiu nors slidinėjimu ar... Teisingai kabini, nes esmė, tai tas mokymasis ir eina per darymą, tame tarpe per klaidas, per sugebėjimą stebėti save, nu, vat, vėlgi, patinka, nepatinka, per sugebėjimą galų gale suvokti, na, kad tas patinka, tai vėlgi, tai nėra, na, tas, kuris nusako, nori ir nenori. Čia vienas iš momentų, na, vadinkim,
patinka, na tai kuris veda norą, bet esmė, kai tu pradedi mąstyti, tai tugi gali suvokti, kad nors ir nepatinka, bet aš to noriu. Nu kaip pavyzdys. Ten, jeigu aš noriu kažko pasiekti sporte, ar ne, tai pirmos treniruotės, na, būna... Ir ne tik pirmos, bet iš tikrųjų taip. Bet ypatingai pirmos. Ir tenka pripažinti, kad po to jau prasideda įdomu, tai jau pagauni, o... Bet iš pradžių niekas nesigauna, viskas bjauru, sunku ir jautiesi pats kvailiausias salė ir labiausiai netikęs. Ir taip, iš vienos pusės tai čia vidinė, o iš kitos pusės, kad iš tiesų tai yra sunku, nu, nemalonu, neįdomu. Ir susideda visas buketas. Ir tada, kai tu išmoksti vis dėlto suvokti, vadinkim, čia geras pavyzdys, kai tu sugebi suvokti, išmoksti, kad per tą nenorą reikia pereiti, vadinkim, nenorą tam, kad suprastum, kągi norėsi, kągi nori. Ir šitas žodžio žaismas ir parodo, kad yra ką mokytis, sudėtinga. Taip, norą savyje surasti norus, bet dar yra vienas dalykas iš karto, aš po to pereinu prie taisyklingų, prasmingų klausimų savo uždavinėjimų. Kai žmogus kažką tai padaro, dėl ko jisai paskui gailisi. Kai žmogus padaro klaidų, jisai dažniausiai labai lengvai atsakys į klausimą, kodėl jis tai padarė. Ten vienokia ar kitokia pagunda buvo, arba visi taip darė, arba excusai, atmazai ir visokie panašus dalykai. Bet jeigu užduodi tam žmogui klausimą, kam aš taip padariau, ko aš tikėjausi, ko aš ieškojau, ko aš laukiau. Pirmas atsakymas bus, aš nežinau, kam aš tai padariau. Tiesiog padariau ir viskas. Bet jeigu tą žmogų pasisodinti ir pradėti iš jo krapštyti, tai ko tu siekėjai tuo momentu, kaip tu jauteisi ir kaip tu norėjai pasijusti. Man atrodo, galima iškrapštyti. Bet žiūrėk, bėda yra, žmonės patys savo neturi įpročio uždavinėti klausimus. Kam aš šitą darau? Šiuolaikiniai kaučeriai iš to gyvena. Jau dabar jie vadinami kaučeriai, buvo psichoterapeutai, dabar jau atsirado kaučerių. Čia, man atrodo, tik skirtingas pavadinimas ir dar vienas dalykas, kad kaučeriui nereikia turėti kažkokio tai diplomo specifinio. Tai iš tikrųjų ten koks nors Tony Robbinsas, kuris labai daug uždirba iš savo veiklos, jisai nesiskelbia nei psichoterapeutų, nei psichologų, nei juo labiau psichiatrų, todėl kad jisai tų kvalifikacijų neturi, bet nepaisant to, jisai tikriausiai daugeliu žmonių duoda truputėlį postūmį savęs paklausti. Dabar popsininkas, man atrodo. Jisai popsininkas. Popsininkas artistas geras, labai geras artistas. Jisai gerai valdo auditoriją, ar ne? Ta prasme, iš tikrųjų, tai yra smagu žiūrėti, labiausiai dėl to, kad tikriausiai energija labai didelė. Kadangi žmonės dalinasi į tuos, ir šitas dalykas bus nepopuliarus, nežinau, ką tu apie tai galvoji, bet yra dauguma žmonių, kurie yra vedami ir yra nedidelė dalis žmonių, kurie veda paskui save. Tai jisai turbūt veda, renka vedamuosius, man atrodo. Kaip ir Robinso auditorija yra vedamieji. Kaip ir tu. Nežinau, aš kol kas nesu nieko surinkęs. Aš neturiu. Bet aš tavęs neprisimenu einančio paskui ką nors. Nors viena vertus, va čia aš pasakiau ir man pačiam pasidarė neaišku ir tu man dabar paaiškinsi. Viena vertus, tu labai daug mokaisi, labai daug klausai paskaitų, podkastų, skaitai knygų. Antra vertus, aš tavęs, kiek aš tave pažįstu, daug metų, aš neįsivaizduoju, kad Tadas Karosas sako,
oi, aš noriu būti kaip tas ir tas, aš noriu va, tą patį padaryti kaip. Taip Tikrai, yra. kad nėra. Taip yra. Tai, na, čia turbūt giluminė nuostata, kad mano viena iš tokių pamatinių savybių buvo viską kvestionuoti. Tai iš principo tai atėjo, manau, iš to pasipriešinimo tarybinės santvarkos, nu, tos sovietinės santvarkos, kur buvo reikia. Na va, ir iš ten atėjo automatiškas toks vaikiškas pasipriešinimas. Kodėl reikia? Nu, čia labai paprastas eina, juk, o kodėl man mokytis fizikos, jeigu, nu, vaikai taip galvoja. Kodėl man mokytis fizikos, jeigu aš galvoju, kad būsiu teisininkas. Tai pas mane tie procesai ėjo ir na kažkaip per jau istorinę prizmę žvelgdamas aš įvertinau, kad aš buvau laimingas, kad man labai pasisekė, kad vis tik tai aš tą savybę turėjau, užsikabinau ant jos ir pastoviai ją vysčiau. Ir, na, vadinkim, tas pastovus vystimas, tai jisai eina, na, vadinkim, per tokių elgesį, kad eini per raudoną šviesą, na, vadinkim. Bet kai pastebėjau, jau, vadinkim, stebėdamas save, kas aš esu, tai kad aš tai specialiai dariau, nes kai eini per raudoną šviesą, na, vis dėlto sukyla ta emocija, kad tu elgiesi negerai ir ją nugalėti reikia. Daug paprasčiau yra vis tik tai sustoti prie raudonos šviesos ir praleisti. Na, supranti, ką bandau pasakyti? Jo, aš labai gerai suprantu. Na va, ir tada, kai vis tik tai tada tą savybę vystai, na, vadinkim, per tą pavyzdį, kad eini ir per raudoną, ir tada rūkai, kai negalima rūkyti nuo vaikystės, ir rūkai, ko gero, pirmiausia, ne dėl to, kad ten tau patinka ar skanu, jo, neskanu. Jo. Už tai, kad negalima, na, vadinkim. Ir tada iš principo jaunas žmogus formuojasi ir jisai bando parodyti, kad jisai yra išskirtinis. Vat nuo to, ko mes pradėjom, kad jisai vertingas, kad jisai naudingas, kad jisai yra išskirtinis. Na ir pradeda pasąmoningai išvedinėti tą save į tą vertingą žmogų. Ir jeigu tada nuosekliai eini ir žinai tikslą, arba dėliojasi tos tikslus teisingai, tai tada ir pasieki. Čia šiaip tu labai įdomų dalyką užkabinai, todėl kad tu tiksliai pasakei ir tas jaunas žmogus, kai jisai šitą dalyką daro, dažniausiai arba į barą, arba tiesiog atlaidžiai vadina maištininku ir sako, nu, paauglys išaugs ir viskas tvarkoj. Ir iš tikrųjų daugelis iš to išauga, bet ne tiek išauga, kiek jie pasirašo tokį sandorį su visuomenė. Visuomenė jam sako, žiūrėk, jeigu tu nemaištausi, o darysi ne kaip tau norisi, bet kaip reikia, mainais tu gausi štai tokius dalykus, tu po ten 4 ar 5 metų aukštosios mokyklos gausi diplomą, tada beveik tikrai tu įsidarbinsi, gausi algą, galėsi pasiimti nekilnojamo turto paskolą, ten lizinginį automobilį ir va čia tau pasiūlymas už tai, kad tu neišsikalinėsi ir nevaikščiosi per raudoną šviesą. Kodėl vieni žmonės pasirašo tą sutartį, o kiti ne? Kodėl kiti sako, ne, aš bandysiu, žinai, man patrauklu ten visi tie dalykai, lizinginis automobilis ir nekilnojamo turto paskola, bet aš tai norėčiau ir kai ką daugiau ir kitaip padaryti ir aš nepriimsiu šito. Na, tai
teisingai pastebi, žmonės yra skirtingi ir aš einu tada per kitą pavyzdį, papildydamas tave ir tuo pačiu atsakydamas į klausimą. Tai, vieni dirbo už atlyginimą, vadinkim, ir tiesiog, jie pasirenka tokį kelią ir, aš per tą savo verslininko karjerą daugybę mačiau žmonių, kurie yra, vadinkim, tikrai protingi ir talentingi, bet jie kažkaip tiesiog sąmoningai nenori tam tų rizikų kažkokių ir iššūkių gyvenime. Ir jie nėra blogi žmonės, bet jie kažkaip tai kitaip, jie gyvena kažkaip kitaip. Aš kalbu apie šitos, jau, kurie protingi ir talentingi, vadinkim jau. Ir tikrai galėtų, uždirbti daugiau. Bet jie renkasi, vadinkim, tokį kelią. Ir yra tokių, vadinkim, tokių kaip aš panašių, kurie eina vis tik tai pasirinkdami tą sunkesnį kelią, lik sunkesnį, rizikingesnį, bet jiem taip patinka. Žiūrėk, tokius žmonės labai, apie kuriuos tu kalbėjai, kurie renkasi, galbūt gyventi gyvenimą taip, kaip reikia, arba taip, kaip jiems pasako kiti, sakykim taip, yra vienas posakis, kuris juos nepaprastai trigerina ir jiems sukelia didelį nepatogumą. Tas posakis yra, jeigu tu nedirbi savo svajoniai, arba savo tikslui, arba savo norui, tai tu neišvengiamai aptarnausi kieno nors kito tikslus, norus ir svajonės. Ir šitą dalyką žmonės priima labai labai sunkiai. Todėl, kad jeigu tu sakai, kodėl aš dirbu, kodėl tu dirbi samdomą darbą, tiesiog, nes dauguma žmonių dirba samdomą darbą, samdomas darbas yra normalu, viskas tvarkoj. Bet jeigu tu žmogui sakai, kad žiūrėk, tu gyvenime taip dirbdamas, tu vykdai kažkieno tai kito tikslus, svajonės ir norus, taip formuluoti dalyką žmonėms labai nepatogu. Ir, žinai, man teko matyti žmonių, kurie taip išgirdę tokią formuluotę, lyg ir pasiryždavo kažką tai daryti, o gal tikrai man reikia pačiam kažką tai daryti, gal man tikrai reikia daryti, ką aš galvojau ir svajojau. Ir paskui jie po kelių savaičių dažniausiai atsiridena vėl atgal. Žinai, aš pagalvojau, bet vis tiek. Kas išgąsdina? Kas tas didžiausias baimės faktorius, kai tu pradedi vaikščioti per raudoną šviesą gyvenime? Turbūt tai per paprastą pavyzdį, sutikdamas su tavim, papildau tik tai mes esame turbūt girdėję, kad žmogus vėlgi sukurtas taip, kad jisai susikuria tam tikras komforto zonas. Peržengti per komforto zoną automatiškai sunku. Ten daug jausmų, čia aš paprastai sakau, bet tai susideda iš daugybės, vadinkim, nemalonių pojūčių. Tai iš principo nuo to, kaip mes ir kalbėjom, kad tu turi prisiversti daryti, per treniruotės, kur sakėm pavyzdį, kad tu turi pradėti daryti tai, kas tau neįdomu, nepatinka, sunku, visas kūnas priešinasi, nežino, kaip daryti, ir taip toliau. Ir baigiant tuo, kad, vadinkim, ateina visokių emocijų, kurių, jeigu nelabai moki skaityti tų emocijų, tai tiesiog sakai, nenoriu to, nenoriu. Ir tai ir pavyzdys, apie kurį tu minėjai. Tai dabar esmė, kai tu žinai visą tai tada tu gali įjungti, vadinkim, tą valinį mechanizmą ir žinoti, kaip bebūtų, kad kai aš darysiu pokytį, tai visas tos ateinančios
na, nemalonus jausmai, emocijos, jos yra požymis, kad aš keičiuosi, kad aš peržengiu tas komforto zonas. Na va, ir tada, na va, kai tai žinai, tai tu gali atlaikyti. Na, vadinkim. O kai nežinai, tai va tas ir būna atmetimo reakcija, kad tu grįžti atgal ir sakai, man tiesiog taip geriau. Kiek svarbu turėti kažką tai, kas būtų, paprasčiausias žodis, tiksliausias tikriausiai yra mentorius. Tai yra žmogus nebūtinai, kuris bus su tavim visą laiką, nes mokytoją mes įsivaizduojam žmogų, kuris tikrai jau tave vedžios už rankos, kaip tas pedagogas senąją prasme, kas graikiškai reikšdavo vedžiojantis vaikus, kuris juos visur su savim ten vedžiojasi, o mentorius yra tikriausiai žmogus, su kuriuo tu gali susitikti arba pasikalbėti netgi per nuotolį, gal kartą per pusmetį, gal kartą per metus, su kitais, kiek man teko matyti žmonių, kurie daug kažko išmoko, jų tas prisilietimas prie mentorių yra labai, labai retas, bet jie vis tiek kažką tai turi. Tau tas pačiam buvo svarbu, nes tu niekada nekalbi apie savo mentorius, tu tik kartais pamini knygas arba paskaitas, arba laidas, kurias tu pažiūri. Tai taip. Tai turbūt vieniems pavyksta susirasti tos mentorius mokytojus, kitiems sunkiau. Na, vadinkim, man taip ir nepavyko. Ir manau, kad vėlgi tai ateina iš to, kad tam tikram etape jaunas žmogus, ypatingai jaunas žmogus, ar ne, jisai pradeda galvoti, kad jisai viską žino. Jeigu, vadinkim, sieki viską žinoti, eini kvestionuodamas, eini per raudoną šviesą, vadinkim taip, tai visa tai veda į tai, kad tu protestuoji ir prieš tos mokytojus ir tada gaunasi, kad tu protestuoji, vadinkim, nėra tau mokytojų ir tada tu pakliūni tai, kad eini per savo klaidas, mokaisi per savo klaidas. Man įdomus dalykas pasirodė, kad kiek aš įsivaizduoju tokių mokytojų, dėstytojų, mentorių ar kitų žmonių, kuriuos aš sutikau, tai daugiausiai prie ko aš neprilipdavau gyvenime. Tai buvo tie, kurie stengiasi užimti tokią persergėjimo funkciją, kad tave apsaugot nuo to, apsaugot nuo kito, apsaugot nuo trečio. Bet buvo tokių žmonių ir aš tikrai jų buvo keli ir aš nepasakyčiau, kad aš su jais labai daug bendravau, bet visi pabendravimai būdavo tokie, kad jie mane išklausydavo ir man pasakydavo, žiūrėk, čia yra, tu žinai, darai ten ir tokių klaidų, va čia dar tokių klaidų gali pabandyti, pasižiūrėti, gal tau prilips. Arba yra dar toks dalykas, kurio beveik niekas nedaro. Ir aš nedrįsau padaryti, man sakydavo tie žmonės, gal tau bus įdomu va, tokį dalyką padaryti. Tai yra, jie siūlydavo net nežinomus sprendimus, o jie siūlydavo kažką tai, ko jie galbūt netgi patys nebandė, bet jie kažkodėl tai manydavo, kad o gal šitas turės va tokį potencialą padaryti tokį dalyką. Na va, tai ir tęsiant tą temą, tai tada gražiai vedi. Tai dabar vienas, kad jaunam žmogui, ypatingai jaunam žmogui, sunku perlipti per savo komforto zoną ir vis tik tai pripažinti, kad tu daug ko nežinai ir tau reikia mokytis, tau reikia ieškoti vis dėlto mentoriaus mokytojo. Na, iš kitos pusės, reiškia, aplinkoje turi būti žmonių, kurie potencialiai tai gali padaryti, nes tai vėlgi, tai ką tu paminėjai,
tai esmė eina, kad tai nėra lengva. Na vadinkim, ypatingai kitam žmogui, kai jisai tavęs nelabai prašo, arba jeigu jisai labai pasitikė savimi, tai patarti yra sunku. Tai va, ypatingai jauniems žmonėms, aš suprantu, mano vaikai jau yra 35 ir plus kažkur. Tai labai gerai matosi galų gale per šitą prizmę, jeigu taip eit jau per savo vaikų prizmę, kaip tas auklėjimo procesas tampa sudėtingesnis va šitame etape. Tu 30, virš 30, jisai niekada, kaip sako, nesibaigia, bet yra sudėtingesnis. Nes esmė, kad tie 30 kažkeli, ar ne, jau jie yra iš principo suaugę žmonės, jie tikrai skaito, kad jie viską žino ir tiesiog nepriima ten tų patarimų, jeigu ypatingai, jiems tiesiog nereikia. Ir va tada, kai prisimeni save, vadinkim, tai tada labai aišku. Ir tada dar pabaiginėjau, tai esmė yra, kad tu turi sugebėti pateikti gražiai tą savo pagalbą ir ta pagalba iš tiesų turi būti jau išgyventa, patirta, kad žmogus jaustų, kad tu tikrai, gali patarti. O ne tai, kad imi teoriją kažkokią, kažkokią paskaitą perskaitęs ir čia atpasakoji jam. Tai manau, kad vėlgi tie žmonės tai jaučia, ypatingai tokie jautresni, protingesni žmonės tai jaučia. Ir dėl to grįžtų, vadinkim, ir tas coacheris turi būti baigiant pasiruošęs. Vadinkim, coaching. O jeigu jisai nelabai pasiruošęs, tai kaip minėjai per savo pavyzdį, tai tu jį tiesiog atmeti. Susitikau vieną kartą, antrą kartą jis ten man kažką pasakė, ir išnyko jisai iš mano gyvenimo. Šiaip tai iš tikrųjų lengviau padėti tam, kas yra pasiruošęs priimti pagalbą. Mano patarimas būtų ne tai, kad mane dažnai prašo, kartais prašo jaunesni žmonės patarimų, tai yra tai, kad pagalbos yra aplinkui daugiau negu jūs įsivaizduojat. Aš iš tikrųjų nežinau ne vieno žmogaus, kurį mes laikom sėkmingu ar labai daug pasiekusiu, kuris atsisakytų padėti jaunimui arba mažiau patyrusiems, kai jie paprašo. 100%. Man atrodo, kad visi padės. Sunku paprašyti. Sunku iš tikrųjų paprašyti ir žmonių, kurie ateina pas kitą ir sako, kad gal galėtum mane išmokyti šito, gal galėtum man paaiškinti taip, tai yra labai mažai. Ir čia, man atrodo, yra pagrindinis dalykas, kodėl yra tokia taip daug plinta ir yra sėkminga ir populiarėja psichoterapija. Todėl, kad psichoterapeutas negaudo žmonių gatvėje, ateik aš tave pagydysiu. Pas psichoterapeutą tu turi užsirašyti, turi ateiti ir dar turi sumokėti nepigiai už jo laiką. Pasiruošęs jo, ir kadangi mokytojai jau priėmė. Todėl vertini tą dalyką maždaug, tai ir tada žmogus automatiškai pradeda uždavinėti klausimus, kurių jisai gyvenime pats savo tikriausiai neužduoda. Kodėl aš čia einu, ko aš noriu iš tos sesijos, kaip aš noriu pasijusti ir ką aš noriu sužinoti. Bet man taip atrodo, kad jeigu žmonės, ir tu man pasakyk, ką tu galvoji, jeigu žmonės ateitų pas coacherius, pas mokytojus, mentorius, labai reiklus savo, kogi aš noriu, ko aš noriu, kodėl aš prie jo dabar taip kabinėjos ir ko aš čia atėjau į tą seminarą, ar į paskaitą, ar dar kažką, tai jie žiauriai daugiau pasiektų. Taip, kalbos nėra. Taip, bet esmė ir yra, kad tas geras momentas, apie kurį tu mini, čia yra grinai psichologinis momentas, kad jeigu jau aš einu pas psichoterapeutą, tai aš jau pripažįstu, kad man reikia pagalbos. Ir tada
aš kreipiuosi pas jį pagalbos ir tada, nėra to, kad, aš nepriimu jos arba vertinu kažkaip keistai. Esmė, kad, mes esame taip sudėti, kad, žiūrėkim, dėl to ne tėvų vaidmuo, mokytojų vaidmuo iš principo yra svarbus, ten gydytojų vaidmuo, psichoterapeutų vaidmuo, nes mums jau, vėlgi nuo tos pačios vaikystės įdėta pagal nutylėjimą, kad mokytojų turi tikėti ir turi klausyti. Lygiai taip pat gydytojas, kažkoks tai autoritetas jau ir jo turi tikėti ir klausyti. Na ir tada baikim ten paprastų pavyzdžių, tai asmenys, kurie pasivadina prezidentais, tai irgi kelia tam tikrą pagarbą ir tai suponuoja, kad jie turi būti gerbiami ir jų turi būti klausomasi. Gal iš ten ir ateina, bet aš čia nenoriu pereiti į politiką, bet gal iš ten ir ateina nusivylimas, kai tas žmogus, kuris turi būti lyderiu, kaip ir neatlieka to lyderio vaidmens, todėl kad jisai lyg ir nusišalina, lyg ir nežino, nes įsivaizduok, jeigu mes ateitumėm į kažkokį tai žygį ar ekskursiją ar dar kažką, ten yra vadovas. Ir visi supranta, kad mes sumokėjom savo pinigėlius tam, kad jisai mus kažkur tai nuvestų, kažką parodytų ir papasakotų. Ir visi dabar ekskursijai stovi ir tas stovi vadovas ir sako, tai mes gal jau eisim? Nežinau. O tai kur mes šiandien eisim? Gerai. Nežinau, kur jūs norite eiti. Tai dar kai nežinai, kaip nori eiti, tai dar pusė bėdo. Bet jeigu jis tave nuveda į kokią šlykščią pelkę, balą, esmė... Taip gavosi. Taip gavosi. Žmonės, nežinau, kaip pas tave ateina ir klausia tavęs patarimų, man atrodo, kaip vienas labiausiai frustruojančių dalykų, bent jau man tai būtų, bet tu pasakysi, kaip tau yra, kai tu jiems duodi kažkokius tai variantus arba išeitis, arba sprendimus, kuriuos tu darytum, o jie sako, kad man šitas ne vienas netinka. Čia truputėlį, kaip žinai, tokiuose asmeniniuose santykiuose, kai vienas sutuoktinis klausia kito, kur tu nori valgyti, anas pasiūlo kelis variantus. Ne, galvok iš naujo, man šitas ne vienas, negerai. Tu su tuo susiduri, kai tau pasako, kad ne vienas variantas man netinka. Galvok iš naujo. Manau, kad visi mes susiduriam su tuo, ir tiesiog reikia priimti, jeigu matai kito asmens pasipriešinimą, ta prasme, kad jisai tiesiog gali būti išankstinė nuostata, kad aš noriu kitaip. Vadinkim, yragi žmonių, visi esame matę, kur išankstinė nuostata jisai ne dėl to sako ne, kad nenori, o jisai sako dėl to, kad kitas siūlo, vadinkim. Ir tokiu būdu jisai bando pasirodyti, vadinkim, jau čia, jeigu tai per psichologiją eina, aš manau, kad jisai bando pasirodyti, kad jisai yra svarbus, kad jisai yra kažkas tai ir taip nepriklausomas subjektas jisai yra. Tai pradedant nuo to, tai tokiais atvejais visiškai neveikia, iki to, kad taip gali būti, kad kitas žmogus žino, ko nori. Ir tada taip, ir tada sudėtingiau vėlgi bendrauti su tokiu žmogumi, nes jisai tiesiog, gerai, jisai yra aukštesnėje tokie išsivystymo stadijoje ir su tokiu žmogum vėlgi tada tu turi būti pasiruošęs, nes tau reikės ieškoti kompromisų. Vadinkim,
jeigu tu komunikuoji, bendrauji ar ten įeini artimesnius santykius, tai tu abu turi būti pasiruošę, nes kitaip bus nuotykių. Tu kalbėjai ne kartą ir tuose dalykuose, kur mes tavim aptarinėjom prieš laidą, buvo vienas iš dalykų apie tai, kad pinigai yra mažai reikšmingas dalykas, jeigu nėra vertybių. Ir man taip kažkaip atrodo, kad apie vertybės iš tavęs arba iš daugelio nelabai kas nori girdėti, nelabai kas nori klausyti. Visiems arba daugeliui. Labiau norisi kažkokio tai instrumentinių dalykų, tu čia apie tas vertybės, tai čia nepasakok, geriau pasakyk, kaip man geriau daugiau pinigų užsidirbti, arba į kokią schemą įdėti 100 eurų, kad ištraukti 200 kitą dieną. Maslovo piramidė, ar ne? Čia esmė turbūt Maslovo yra tokia, ne? Jo. Kur jau visi žinom, kad iš esmės tai priklauso nuo poreikių. Jeigu man trūksta, vadinkim dabar pinigų, aš esu toje stadijoje išsivystymo, kai man reikia pinigų, tai tie, kurie pasakojo ne apie pinigus, jau tai man neįdomus, tai natūralu. Bet mes turim labai daug pavyzdžių apie žmonės, kurie laimi loterijoje arba gauna palikimą. Ir, tiesiog vos ne 100% pavyzdys, kad tai jų problemų neišsprendžia, nors jiems atrodė, kad papildomas pinigų šaltinis išspręs visas jų problemas ir visus jų lūkesčius ir troškimus, kuriuos jie turėjo iki tuos pinigus gaudami. Ir niekada neišsprendžia. Tai taip, tai manau, tai... Nes jiem ne pinigų reikėjo tikriausiai. Aš manau, kad jiems pinigų reikėjo, bet tada, kai tu gauni tų pinigų tiesiog daugiau, nes tam, kad disponuoti pinigais, tu turi būti pasiruošęs. Taip sudėliotas pasaulis, tas savisusisiekiantis indas, vadinkim taip, kad jeigu aš užsidirbau tos pinigus, tai dar tikėtina, kad aš su jais susitvarkysiu. Jeigu aš gavau daugiau pinigų, negu kad aš pajėgiu užsidirbti, tai tada tikėtina, kad aš tos pinigus labai greit prarasiu, nes tos pinigais disponuoti yra sudėtinga. Tai yra vargas pakankamai didelis. Ir kuo didesni pinigai, tuo sudėtingiau. Aš žinau labai gerą pavyzdį, kuris man padarė didelį įspūdį ir aš gailiuosi, kad aš ne pats tokį dalyką sugalvojau. Tai yra maždaug kaip automobilis ir tavo automobilyje, sakykime, yra bakas 80 litrų, kur degalų gali būti. Ir jeigu tu gauni 80 litrų degalų, tu gali juos prisipilti ir tu turi pilną baką ir gali važinėti, kol tų degalų neišvažinėsi. Bet jeigu tu gauni, degaliniai sako, tu gali piltis 200 litrų degalų. 80 įsipilsi, likusiai 120 bus ant žemės arba tu juos paliksi, bet iš jų tau jokios naudos tuo momentu nebus. Tu nei greičiau nuvažiuosi, nei toliau nuvažiuosi, nei apskritai kaip nors pasikeis tas gyvenimas. Tai man tai labai būna panašu į pinigus irgi. Taip, geras pavyzdys ir jeigu palėtei jau automobilių temą, tai papildantis pavyzdys yra kitas, gal padės ir šitas. Tai tada, jeigu aš vairuoju Opelį ir mane pasodina į tą sportinį Porsche Ferrari, Porsche karjerą, bet jau sportinę. Tai ne tik tai, kad aš neišnaudosiu to automobilio galimybių, bet tikėtina, kad aš jį sudaužysiu arba pridarysiu daug bėdų. Arba pats užsimuši dar. Ir dar pats susimuši. Tai čia ir geras pavyzdys. Ir tada, jeigu vis dėlto
aš galiu atsisėsti į tą, vadinkim, Porsche. Tai tada į Formulės 1 automobilį jau atsisėdus jau gali tik tai profesionalai. Na tai va čia palyginamasis pavyzdys, tai lygiai taip pat ir su pinigais. Tai jeigu tu esi, jeigu pripažinti, kad automobilių pasaulyje tas Formulės 1 automobilis yra aukščiausias lygmuo, tai va, labai paprastas palyginimas, kad su juo susitvarkyti gali tik tai jau profesionalas, kuris turi specialų pasiruošimą ir jau nelysti. Jeigu tu to nesugebi, tiesiog geriau. Tai yra įdomus dalykas, kad resursas tampa ne tik našta, bet ir pavojum. Mes jau pamiršom, bet kas buvo prieš 35 metus, kai Lietuvoje į Lietuvą pradėjo jau vežti užsieninius automobilius, taip jie buvo gerokai nudrožti, bet jie buvo visai kitokie negu tie, prie kurių žmonės buvo pratę. Ir aš nežinau, ar tu prisimeni, bet būdavo daug avarijų, kai žmogelis, kuris visą gyvenimą vairavo tą Žigulį, su mažyčių varikliu persėsdavo. Ir ten nebuvo Porsche, ten buvo tiesiog dvigubai galingesnis automobilis, negu jisai buvo pratęs. Ir žmonės sugebėdavo lygioj vietoje išsitriekšti su jais, todėl kad... Taip, labai geras pavyzdys, išbaigiantis, atvadinkim tos pavyzdžius, kuriuos mes čia paminėjom. Tai va, tai atsakymas ir yra tas, kad tu tiesiog turi būti pasiruošęs visose srityse, jeigu bandai pereiti į aukštesnį lygį. Nes dažnas supratimas yra, kad tu tik tai man duok daugiau pinigų, o aš jau sugalvosiu, ką su jais daryti. Taip. Bet jau manau, kad mūsų visuomenėje, lygiai taip pat kaip tu ir sakai, kad jau praėjo pakankamai daug laiko, to vadinkim, laisvojo rinkoje, tai jau daugelis savo apimtise yra gavę tų pinigų ir patyrę savo kailiu, kad jie tiesiog dingsta, kai nežinai, ką su jais daryti. Jo, buvo dalykų ir statybų tokių beprotiškų nebėra, kaip buvo anksčiau. Ir dabar dar galima matyti. Turi žinoti, ypatingai, kuo geresnis daiktas, tuo daugiau žinių turi turėti, kaip su juo elgtis, kaip jį prižiūrėti. O darimas gero kitiems žmonėms. Aš noriu pasakyti, todėl, kad yra posakis, kad bet kas, ką tu darai, turi arba tau teikti malonumą, arba uždirbinėti pinigus, arba kažko tai mokyti. Ir kai žmonės išgirsta šitą dalyką, jie lyg ir nepatogiai pasijunta ir sako, o kaip tada su labdara, ir aš jiems sakau, žinai, jeigu tu nori daryti gerą kitiems žmonėms ir tu nejauti iš to malonumo ar kažkokio teisingo jausmo, tai tu geriau niekam nedaryk, todėl kad, jau pro sukastus dantis, tai labdaros niekam nereikia. Man padarė labai didelį įspūdį pavyzdys vieno žmogaus, kuris yra populiarus toksai youtuberis, jau vyresnio amžiaus, ir jisai moko amerikiečius nedaryti skolų ir išlysti iš skolų, ypatingai akcentuodamas vartojimo paskolas, kreditinės kortelės ir kitokius dalykus. Ir kalba apie tai, kad tada jūs galite tapti turtingi, o kai tapsi turtingi, jūs galite pasidaryti labai dosnus. Ir čia jo nuolatinis posakis, kad tada tu gali būti dosnus ir daug gero daryti kitiems. Galiu papildyti? Pildyk. Tai kad ir kaip neatrodytų paradoksalu, bet tie davimo ir labdaros dalykai, bent jau čia aš atėjęs per savo patirtis, tai lygiai taip pat yra sudėtingas darbas ir turi ruoštis tam ir mokytis. Nes visų pirma, kaip turbūt visi yra pastebėję, tų labdaros prašytojų yra pakankamai daug. Ir jeigu tu pradėsi dalinti, tai tiesiog tu labai greitai išdalinsi ir
Tačiau tikrųjų, na vadinkim, teisingų prašytojų yra nedaug. Ir visų pirma, viskas prasideda vėlgi nuo to, kad tu jau tada, jei atiduodamas tos pinigus, turi turėti supratimą, kamgi tu atiduodi. Ir paprastai žmonės, kurie patys užsidirba, o ne ten iš kažkur gavo pinigų, tai kai pats užsidirbi, tai tu sugebi vertinti tos pinigus. Ir tu, kad tu ten dalinsi taip, manau, kad mažai tikėtina, bent jau per mano patirtis. Kad tie, kurie užsidirba, tai jie vis tik tai nori, jeigu atiduoda, tai atiduoti prasmingai. O man atrodo, kad čia lygiai tas pats kaip su investavimu. Ne? Todėl, kad Taip. kai žmogus... Taip, geras pavyzdys. Tu niekada nepasidarysi sėkmingas arba geras investuotojas, jeigu tu tiesiog ateisi pas brokerį arba ateisi į banką, sakysi, kad aš čia turiu tam tikrą kiekį pinigų, įdėki ką nors, kur bus faina grąža. Tikrai. Man atrodo, kad kuo kietesni investuotojai, tuo labiau jie domisi, kur jie įdeda tuos pinigus ir kaip ten, ir kas ten su jais darysis. Ir lygiai tas pats su labdara. Taip. Nes aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, daug ten gyvūnėlių su projektais dirbu ir jiems aukoju. Tai man visą laiką vienintelis kriterijus yra, kad aš žinau tiksliai, kas su tais pinigais atsitinka ir kaip jie yra panaudojami ir kaip nuo to yra pasiekiamas pokytis. Tas pats kaip investavime, koks pokytis nuo to atsiranda. Taip, taip, geri pavyzdžiai. Manau, kad mes atsakėm į šitą klausimą, kad jeigu apibendrinant, tai vėlgi grįžtų prie to paties, kad bele ką nori daryti, jeigu nori padaryti gerai, turi būti pasiruošęs. O ant durniaus, kad gausis gerai, tai sunku tikėtis. O kad mes nepasiruošę, tiesiog visko negali žinoti, tai esmė ir yra, kad jeigu tie žmonės, kurie klausia, o kaip man uždirbti tą milijoną? Na, tiesiog pradėk daryti, būk pasiruošęs mokytis, priimk klaidas ir priimk klaidą, kad kiekviena klaida tai yra pamoka ir eik į priekį iki tol, kol pasieksi, vadinkim, tą savo tikslą, jeigu tas tikslas yra milijonas. Niekas iš tikrųjų, man taip atrodo, neatšaukė ir niekaip nepanaikino tokio dalyko, kad viskam reikalingas didesnis pasiruošimas negu atrodo. Aš tau duosiu porą pavyzdžių. Vienas pavyzdžių buvo aktorius, gerai žinomas iš improvizacijų teatro, ir jisai papasakojo, kad geriausios improvizacijos yra tada, kai viskas užruošta pasirodo. Pasirodo, kad ten tie dalykai, kuriuos tu girdi, taip atrodo, kad jisai sugalvojo visus tuos dalykus. Jisai tuos dalykus jau turi sugalvojęs, jisai gal tik juos pritaikė ir jisai labai labai daug ruošiasi. Tai yra vienas pavyzdys. Ir kitas dalykas, kai aš domėjausi animacijų ir filmų kūrimu, buvo visą laiką man labai keista, kaip Simpsonuose yra tiek visokių juokų, dvigubų dugnų, paslėptų prasmių ir tiek detalių, kad atrodo į tą 23 minučių epizodą yra sukraunama tiek, kad kaip yra įmanoma. Paskui pasirodė, kad tai yra didžiulė komanda, dirbanti didžiulį darbą, daug pamainų, kuri generuoja tuos dalykus ir iš siūlomų 100 variantų tik tai 10 pataiko į tą epizodą ir labai labai daug žmonių dirba ir ruošia. O mums kažkodėl visą laiką norisi galvoti, kad viskas tiesiog paima ir gaunasi. Žmogus užlipa ant scenos ir nieko geri pavyzdžiai, aš tik tai galiu patvirtinti per savo patirtis, kad tai, kad tu pasakėjai šito pavyzdžių, vadinkim Simpsonų darimo komandą, tai taip, tai kiekvienam versle
lygiai ta pati taisyklė veikia. Ir jeigu nori kažką vertingo padaryti, tai tiesiog turi ruoštis, daryti, nežiūrint nesėkmių, siekti ir stengtis padaryti. Ir daryti tikriausiai tikslingai. Man vienas šitas dalykas labai, labai įstrigo, kad tikriausiai tokiam, nežinau, momentiniam pasauliu, kuriam mes gyvenam, kur žmonių dėmesio diapazonas yra labai susiaurėjęs, mes pradedam tikėti tuo dalyku, kurį psichologai vadina maginiu mąstymu. Kad vat ateina nušvitimas, įkvėpimas, kad bum ateina idėja, mokyklinė istorija, kaip Newtonas gulėjo ir jam obolys ant galvos nukrito ir tada jisai sugalvojo visuotinės traukos dėsnį ir panašiai. Jo, čia, tokie, taip, tai anekdotas, bet žmonės kažkaip noriau tikė anekdotiniais dalykais, negu tokiais, negu nuobodžiu tikslingumu, kad norėjau statyti namą, tai tada pradėjau matuoti žemę, paskui buvo architektai ir inžinieriai, paskui reikėjo kasti pamatus ir taip. Tai čia neįdomu. Geriau, davai papasako geriau istoriją, kaip marsiečiai piramidės pastatė. Tai natūralu. Vadinkim, vėlgi, jeigu tavo komforto zona, vis tik tai pakliuvai į tą negerąją komforto zoną, kur geriau tau atrodo nieko nedaryti, ar ne, ir laukti ten loterijos laimėjimo, ar kažkokios tai sėkmės, ar dar kokios valdžios ten pagalbos, bele ko, vadinkim iš to, tai tada, taip ir gaunasi, kad nesinori pripažinti, kad tam, kad kažką pasiekti, reikia daug įdėti. Ir tada, juk čia yra komforto zona, vėlgi tada jau pradėkim pakartokim nuo to, ko pradėjom, ar ne? Tam, kad išeiti iš tos komforto zonos, tu tiesiog turi norėti išeiti ir tada būti pasiruošęs susitvarkyti su savimi, su to, vadinkim, komforto zonos pasipriešinimu, savo nenoru, vadinkim, ir daryti tai, kas tau yra sunku. Ir, sakysim, man bent jau tai labai padėjo ir todėl dalinuosi, kad iš principo aš puikiai suprantu, apie ką tu kalbi ir kaip jaučiasi tie žmonės, nes, aš esu, kaip ir visi žmonės, vadinkim, toks vengiantis, geriau nedaryti, jeigu galima nedaryti. Vadinkim, taip? Ir tada, kai man vis dėlto kažkaip verčia daryti, aš puikiai suprantu tą, kad tas jausmas man nesinori. Ir tada aš vengiu. Ir kol aš neįsikirtau, nesupratau, nepriėmiau, kad tas negeras jausmas, kuris sako, tau nenori, yra geras, ta prasme, kad jisai tau rodo, kad pokytis vyksta. Ir jį tiesiog reikia, vadinkim, mes jį vadinam negeras jausmas. Tai vien tik tai jau tai pasako, negeras jausmas. Kaip, kvestionuojam, kodėl jisai negeras, kaip jisai gali būti negeras jausmas manyje, ar ne? Ir tada bekvestionuojant ir einant per raudoną šviesą, vadinkim, šitame kelyje, tu suvoki, kad reikia mokytis ir tada sužinai, kad visi jausmai mums yra reikalingi ir jie yra geri, jie mums sako kažką tai. Tai esmė. Tas negeras, jisai tiesiog turi būti pervadintas į jausmą, kuris man pasako, kad vyksta pokytis. Manėje vyksta pokytis ir dėl to aš taip jaučiuosi. Ir tada iš karto palengvėja, nes kai aš jaučiu tą jausmą, aš jį priimu, taip, anksčiau bėgdavau,
Dabar priimu ir suvokiu, kad aš turiu pereiti per tai, tam, kad padaryti tą pokytį. Ir tada gaunasi, kad aš galiu daug daugiau padaryti, vadinkim, kaip anksčiau. Ir tada, vadinkim, žmogaus tobulėjimo evoliucija, taip ir eina, kad jeigu tu kiekvieną dieną padarai po vieną tokį pokytį, tai per metus tu tikėtina nukeliausi didelį kelią. Puikiai. Ar buvo koks nors klausimas per šiandienos interviu, kur tu iš manęs tikėjai, bet aš tau neuždaviau? Neturėjau laiko galvoti, stengiausi 100% atsakyti, ką uždavė, ir tai nėra lengva. Gerai, ačiū tau labai. Ačiū.